Kaip sukurti ir susitvarkyti įvykius arba kitaip vadinamus events. Tai spaudžiame More Tools, pasirenkame įvykių tvarkytuvę lietuviškai arba bus tiesiog Events Manager. Tam, kad susitvarkytumėm įvykius, mums reikia turėti veikiantį pikselį. Kol pikselis nėra sutvarkytas mums ir įdiegtas į svetainę, mums tiesiog neleis sutvarkyti įvykių. Tai pasižiūrim, ar turim mes sutvarkytą pikselį. Viskas, matote, veikia. Tai spaudžiame Add Events, From the Pixel, spaudžiame toliau. Čia įsidedame savo svetainės pavadinimą. Užsikrovus puslapiui mums iššoka tokia lentelė, jeigu tikrai pikselis veikia. Ir tuomet mes žymimės visus mygtukus, kuriuos mes norime sekti. Tai pirmiausia, užeiname į parduotuvę ir pasižymime prekes ir dėsime pagrindinius įvykius, kurie yra realiai svarbiausi ir reikalingiausi turėti. Tai pasirinkus prekį, jeigu krepšelis yra tiesiog nepaspaudus prekės, tai nepaspaudus prekė krepšeliai pažymimi, jeigu paspaudus, tai paspaudus. Tai galime sekti tiek mygtukus ir pasirinkti, kad tai būtų pridėti į krepšelį, būtinai pasirenkame vertę, patvirtinam. Galime įsidėti į krepšelį ir sekti pačio krepšelio URL adresą, tai pasirenkam krepšelį. Ir sekam pačio krepšelio URL adresą, kad būtų tikslesnė informacija. Šiek tiek palaukim, kol sukraus. Kartais būna, kad krauna kelias minutes pasirinktą vietą. Na va, ir patvirtinam. Ir taip kiekvieną įvykį savo puslapyje pažymim. Tai gali būti pridėti krepšelį, tai gali būti jau, sakykime, tos mokėjimo informacijos suvedimas, tai gali būti ačiū puslapis, apsipirkti mygtuko paspaudimas, tai gali būti kontaktų forma apie pagrindinis, gali būti blogas. Viską, ką jūs norite pažymėti, galite čia suvesti. Ir jau suvedus viską, ką mums reikia, spaudžiam Finish Setup ir spaudžiam baigti. Ir mūsų perkraunam puslapį tiesiog. Ir čia turime jau pilnai sukurtus veikiančius eventus.